konkursinį fejerverką sudarys 3 dalys. Tai pasirodymas tarytum privalomai programa. Tai bus pagal Scorpions grupės hitus. Ne, Scorpions grupė šiais metais švenčia savo kūrybinės veiklos 50-metį. Lai būna mūsų konkursantų fejerverkai kaip ir maža dovana jiems. Kita dalis pagal muzikinį kūrinį, kuris turės atspindėti šalies savitumą, ir paskutinė dalis pagal laisvai pasirinktą muziką. Šies bus tikriausiai labai įdomu pamatyti, kaip kiekviena komanda išspręs privalomosios programos interpretacijas. Taigi, gerbiami žiūrovai, jūs turit galimybę šį vakarą nuspręsti, kuri komanda bus pripažinta geriausiai ir laimės pagrindinį prizą ir kuriai komandai atiteks žiūrovų simpatijų prizas. Tam reikia visai nedaug. Tam reikia tiesiog arba paskambinti, arba parašyti žinutę trumpuoju numeriu